Sveiki, čia Statyk ir Mąstyk. Ir aš Mindaugas papasakosiu, ką įsivedžiau būtent iš namo, kokios komunikacijas, ta prasme vandenį, elektrą, gofras. Papasakosiu viską, ką įsivedžiau iš mūsų namo. Tai gero žiūrėjimo. Taigi buvo daug galvos skausmo, prieš darant juodgrindės, aišku, viduj, kurių dar nėra, ir užpilant pamatą žvyrų, kad nereiktų vėl kasiotis, tai iš karto prasivedžiau būtent vartams elektros, būtent kabelis būtų. Štai elektros tai yra būtent vartų mechanizmui 1,5 H3 ir 0,752. Ta prasme, čia tarsi skambučių įjungsiu tas vartų būtent elektrai. Dar atsivedžiau vieną kabelį, yra reiškia tas UTP ar interneto žodžiu kabelis, jeigu telefonspį nedarysi. Nu, sakykime, čia brangiai nekainuoja, man čia daug metrų nebuvo. Dar atsivedžiau vieną pagalbinį laidą, būtent 2,5, aš čia norėčiau rozetę turėti, ta prasme prie vartų. Man aktualu. Arba kažkokį galbūt stulpą statysiu, ant kurio šviestuvą kažkokį 100 vatų uždėsiu. Taip, atsarginės gofros 2. Tai galbūt tai yra perteklinis dalykas, sakykime, čia jau gal ir nereikia, bet ar tai reiktų kažkokį tai prasivesti, o dujos, pavyzdžiui, ateina iš, visai netoli yra dujos. Paimčiau dujas ir smeigiu, žinai, į vidų. No problem, per 5, čia plemba 70 gofrą, ne 50. Tai dar vieną gofrytę, sakykime, ateis šviesolaidinis internetas, paleis skleipą. Šviesolaidininį internetą, ar kažkokią stotelę krauti automobiliui, pavyzdžiui, galima irgi prasivesti lengvai kokį 4x5 kabelį, ar 6x5, net nežinau, kokią ten tiksliai reikėtų, turbūt 6x5 būtų. Tai čia dar vandenį galvojau gal vestis, bet paskui primečiau, kad gal tiek tos, nes vis tiek iš namo kampo išeis. Tai einam toliau. Toliau kitam gale, ten pauzę prispausiu. Štai dar yra čia šilumos siurbliui būtent, yra drenažinė tokia bačka, o jau prilijo vandens. Drenažinė bačka nuvesta į drenažą, žiemą reiškia čia stovės kėdutė šilumos siurblio, per vamzdį ateis, čia šimtinis vamzdis, ateis komunikacijos, būtent šilumos siurbliui, nes dabar neprasikišau iš karto. Ir viskas turėtų čiki-piki, va čia susidės trinkelės ir stovėti. Na va, štai čia, ką įsivedžiau į terasą, tai kadangi galimai kažkada gal bus čia džakuzi tam kampe, tai atsivedžiau laidą 4x5. Ką žinau, kokią ten reikės tą laidą, nesvarbu. Esmė, kad sočiai užteks, bet kalbiškai ir persistengiau, galbūt reikėjo 2,5 vestis. Paėmiau vandentikio vamzdį 25 atsivedžiau. Ir dar vieną laidą atsivedžiau 2,5. Tiesiog jį gal ten rozetės kokias darysiu. Man per tą kampą čia nelabai per fasadą išeit norisi. Tai tiesiog, kai darysiu terasą, tada tos laidus ir išsivedžiosiu, kur man reikia. O čia dabar susuksiu tam kampę ir užkasiu. Uždaręs galus, aišku, kad nepribėgtų vandens. Nu ir šiaip jie čia jau su butilo juosta yra užklijuoti. Butilo tokia izoliacija. Labai gerai prikimba. Dar vat pagalvojau, kad galimai ten gali būti kada nors garažas, tai irgi pasėmiau vieną kabelį 6x5 prasivedžiau. Ir čia ties būtent šulnių drenažinių irgi ir pasilikau išsivedęs iš namo. Ir vandens vamzdį, reiškia 32 atsivedžiau irgi, nusivedžiau per tą kampą, va ten tiesiai į namą, įeina ten ir nueina į skydinę, nueina į vandens kolektorių. Čia palei šulniui dėl to, kad būtų įsimintina, kai jau reikės kažkur, tai ten ir prasikasiu. O kol kas tai viską čia užkasiu, paslėpsiu, sakykime, kad nesimėtytų ant žemės ir negadintų vaizdo. Tai va, tai tiek tų komunikacijų. Daugiau kažkaip nieko nesugalvojau, galbūt dar kažką pramazinau, bet manau, kad
tikrai turėtų man pakakti. Tai čia statyk ir mąstyk su jumis buvo. Iki, tikiuosi, pagelbės nors kažkam tai truputėlį šitą informaciją.